Sveiki, aš esu Eglė Ramanauskaitė. Dabar pristatysiu Jums crowdsourcingą, tai yra minios resursų panaudojimą Lietuvoje. Iš tikrųjų, Lietuvoje nėra taip ryškiai pasireiškęs crowdsourcingas kaip pasaulyje. Tai labiau neužfiksuoti gyvi projektai, ta prasme, vakarėliuose susirenkant ir paprašant pagalbos, minios nuomonės ir panašiai, ar forumuose, išsakant savo nuomonę, balsavimuose ir panašiai. Tačiau galima paminėti, kad crowdsourcingo vienas iš strategijos būdų, tai minios finansavimas, angliškai crowdfunding, yra pirmoji Lietuvoje iniciatyva Burės, skirta socialiniam verslui ir padedanti įgyvendinti smulkius lietuviškus verslo projektus visuomenės poreikiams tenkinti ir iš visuomenės lėšų. Finansavimo sprendimus siūlant iniciatyvą Burės šiandien pradeda vykdyti Lietuvoje dar negirdėtą projektą iš tikrųjų. Atrinktos verslo idėjos įgyvendinti renkamos lėšos iš neabejingų visuomenės atstovų, kuriems projektą vėliau atsilygins savo teikiamomis paslaugomis, produktais ir panašiai. Tai gali būti nuo rėmėjo statuso iki pagaminto lietuviško sūrio, fortepijono ar jojimo pamokos ir panašiai už tą finansavimą. Internetinio finansavimo projekte Investuok su Burėmis dalyvauja kūrybingi žmonės ir nevyriausybinės organizacijos. Tarp jų paramos fondas Maisto bankas, kuris planuoja finansuoti iš visuomenės suteiktų lėšų dalį savo veiklos. Taip pat gyvūnų prieglauda Penkta koja, kuri planuoja atidaryti šunų ir kačių sterilizacijos kliniką. Projekto nauda yra daugialypė iš tikrųjų. Idėjų turintys energingi Lietuvos žmonės ir organizacijos galės sukaupti lėšas verslo startui. O investuojantieji galės gauti iš to verslo savo naudos, tai yra kokybiškų lietuviškų produktų, paslaugų ir panašiai. Taip pat bus kuriama geresnė socialinė aplinka, ekonominė, ne tik vietinės reikšmės, bet ir visoje Lietuvoje. Pasak VŠI Versli Lietuva generalinio direktoriaus Pauliaus Lukausko, tokios iniciatyvos yra labai sveikintinos ir teikia daug vilčių, kad mūsų žmonės vis drąsiau ir aktyviau pradės imtis savo nuosavo verslą. Projekto dalyvių išsakytos mintis parodo, kad turėti nuosavo verslą skatina noras būti savarankiškais, nepriklausomais ir kad labai džiugina pirmieji rezultatai. O minios finansavimas padeda tuos rezultatus greičiau ir efektyviau pasiekti. Iš tikrųjų, Lietuvoje šiuo metu Facebook tinklalapyje veikia Crowdsourcing LT grupė, tačiau ji nėra labai aktyvi, nėra daug papildoma ir lietuviams iš tikrųjų tenka ieškoti pasaulinio lygio platformų ir naujienų ir panašiai. Norint crowdsourcingą įgyvendinti, reikalingas platformos. Iš tikrųjų, Lietuvoje nėra pastoviai veikiančių lietuviškų platformų, tai tenka naudotis užsienietiškomis pasaulinio lygio. Iš tikrųjų, pagrindinės pasaulyje būtų tai X-Prize Foundation, galėsit paskui pasižiūrėti, paskui Cofundos, tai iš tikrųjų lengva ir nebrangi platforma, Genius Rocket, Amazon Mechanical Turk, populiari ir galinga platforma savo paprastomis užduotimis, Innocentive, viena iš inovatyviausių platformų, kurias sprendžiamos ryškiausios ir opiausios pasaulio problemas. Idea Connection, kuris skatina naujus išradimus ir kitos. Šios išvardintos platformos yra labiau skatinančios ir padedančios spręsti problemas. Taip pat pateiksiu porą pavyzdžių, tokių platformų, kuriamis galima užsidirbti šiek tiek papildomų pinigų. Tai būtų CrowdRise ir pagrindinė Kickstarter iš tikrųjų. Tai didžiausia pasaulyje platforma kūrybiniams projektams, tai tokiems kaip muzikos, meno, filmų, žaidimų, technologijų, dizaino, maisto ir taip toliau. Ir Indiegogo iš tikrųjų patikima platforma padėjo pasiekti milijonus dolerių daugiau kaip 65 000 kompanijų, įgyvendinant savo idėjas.
Taigi rinktis yra iš ko ir būtų praktinė užduotis. Pabandykite pasinaudoti kurią nors ar mano paminėtą platformą, ar jau savo žinomą platformą, ar naujai surastą ir pritaikyti savo idėją.